Šadžiau telefoną, tą laidinį, kur anksčiau turėjom. Buvo labai įdomu, kur tas balsas nueina. Atidariau, niekur jis nenueina, nieko nesupratau. Palikau, paskui, aišku, tėvai turėjo savo nuomonę apie mano šitą inžineriją. Kai įstojau, tai aišku, tėvai apsidžiaugė, ar ne? Manau, kadangi mokyklos rezultatai nebuvo patys geriausi. Tai ačiū Dievui, Andrius įstojo. Bet jo, įstojau į elektroniką. Dėl to džiaugiuosi iki šios dienos. Kas gerai, kad aš paskui dar ir mačiau dar tokių pavyzdžių, kad kas pasirinko elektroniką, paskui nutarė eiti į statybą ar kažkur kitur. Jie vidury mokslo metų tiesiog pasikeitė, pasivijo tą kursą ir tas jų sprendimas, kur iš pradžio atrodo neteisingas, tiesiog eigoj buvo pataisytas. Tai man tokie pavyzdžiai davė tą tokį supratimą, kad ir suklysiu pasirinkdamas kažkur tai, kur dabar gal nežinau kur, tai nėra kaip su kirviu nukirsta, tavo pasirinkimas, jisai visada gali būti pataisytas ir išspręstas.